Ne viskas auksas, kas auksų žiba. Taip mane mokė senoj sodyboj. Sena močiutė pasaką sekė ir pro jas rodė ateitin taką. Sakė, ką sėsi, tai tą ir pjausi, žaliam gegužį ar baltam sausį. Ir kaip jau klosi, taip ir miegosi, ar lentą kietą, ar pūką jausi. Kad dėl takelio nereik mest kelio, kad šitaip daro tik tai bevaliai, kad norint rasti, pirma reik mesti, ir šitą reikia laiku suprasti. Kad saugot reikia save nuo gobšumo, gobšus laimingi niekad nebūna. Mokė, kaip skirti piktą nuo gerą, kaip doram žmogui gyventi gerą. Svarbiausia, saugoti sąžinę gryną, per visą kelią ligi beržyno. Taigi sveiki, mielieji, sveiki, gerbiami svečiai, sveiki, mieli dalyviai, jaunieji talentai, sveiki jų mokytojai ir visi čia susirinkę. Sveiki atvykę į 6-ąjį Dzūkijos regiono vaikų ir moksleivių liaudies kūrybos atlikėjų konkursą Šalcinėlis 2014. Na kągi, kaip žinom, kad šiandien labai tokia ir nepaprasta diena. Senoliai sakydavo, kad po Švento Juozapo, dar kitaip Pempės dienos, sniegas turi būti taip patirpęs, kad iš pėdos galėtų jautis atsigerti. Tai žinokit, nusiteikim visi taip, kad gali pulkas jaučių atsigerti, ane? Lauke sniego jau nelabai rasim, bet vandenuko tikrai. Taigi diena turi būti sėkminga visiems. To ir linkiu visiems. Ir žodį noriu suteikti gerbiamai direktoriai Irenai Abromavičienei. Visiems mažiems ir dideliems, ir vaikučiams, ir jų mokytojams, ir tėveliams, jeigu vienas kitas čia yra. Labai džiaugiuosi jūs matydama, kiekvienais metais jūs atvažiuojat ir papuošiate mūsų mokyklą savo vidiniu ir išoriniu grožiu, nes jūsų tie grožiai iš vidaus ir iš išorės tikrai sutampa. Jūs patys gražiausi vaikučiai, sakyčiau, Lietuvos gražiausi vaikai. Paplokim vieni kitą. Ir šitus gražiausius vaikučius, už jų gražiausius darbelius, kuriuos jūs čia pristatysite, šiandien už atlikimo autentiškumą, įtaigumą, laisvumą, už balso natūralumą, intonavimą, už grojimo meistriškumą, už sceninę kultūrą ir aprangą vertinsiu aš, vertins komisijos nariai. Tai visiems jums gerai pažįstama ir žinoma etnologė, folkloristė, žurnalistė Gražina Kadžytė. Mokytojas Antanas Plauderis. Ir Alytaus rajono meno ir sporto mokyklos mokytojas instrumentalistas ir vokalo dėstytojas, tai Juozas Abromavičius. Ir visi kiti konkursai vyksta. Esam dėkingi Alytaus rajono savivaldybei. Dar konkursą parėmė Rimos Toškaus individuali įmonė. Paplokime jiems. Taigi sėkmės mažučiai, žirneliai, pabiručiai, visiems sėkmės, visi būsite apdovanoti ir jūs jau laimėjot, nes jūs dalyvaujate šiame konkurse. Sėkmės! Sakau visiems ir apsavusiems ir pasiems, kas tik tai nepatingiau, į šių šventį
kiaulė. Jam vienam papjaus neišėjo, tai kad paskvietė talkon kaimo vyrus. Suvelio vyrai neranda kiaulės, padaboja vienon pusėn, kiton pusėn. Daboja, kad toj kampe pušluotų pas kavojus. Oi, daug darbo įdėjo, kol tu kiaulai paskerdi. Nu, o jau ką paskerdi visus, lašinius sudėjo ant pirkės. O tai buvo nedidelis langelis. Per tų langelį įlindo zylai ir pavogė visus lašinius. Žmogus stroka, vejas tų zylų. Ale kur tu jų tį pagausi?
mažiau šildyt, kai jis biskį pakietėtų. Plastilinas. Na, čia tokį padarysime. Tokį padarysim, kaip virtinius, žinot, kaip dar matėt, kaip mama kūlūnų. Tai va, ten glaisti gražiai. Panašiai tik. Gražiai tik gali dar gražiai užglaisti, kad neliktų jokių tarpelių, nieko neblogai. Va, tokį. Gerai. Užsibaig nelabai vietos. Ir diplomą pasakotojų kategorijoje A įteiksime mokiniui ir dovanėlę. tiesiog savo visais
jausmais gražiais, savo kūriniais, savo norėjimu mus pavergti. Jūs tai padarėt, mes va visai pusiau gyveni. Ir iš tikrųjų labai. Tik visi buvo nuostabus. Ir dabar pradedame muzikantų ansamblių kategorijoje B grupėje diplomą pelnė 2 toks duetas, jisai šiaip labai trumpai, bet sudėrėjo ir mes pagalvojom, kad reikia juos paskatinti. Tai yra Lietuvos rajono meno ir sporto mokyklos Raimundo Žiūko mokiniai Aurimas ir Andrius.